į NT akademiją, man tokią naują meilę, aistrą įžiebė manyje. Iš tikrųjų, aš visai kitaip pamačiau architektūrą, absoliučiai susižavėjau urbanistinę architektūrą, mūsų projektavimo vadovė tokiom akim į mane žiūri, kas tau iš tikrųjų įdomu ir man vau buvo. Norėjau jau nuo rudens, kai tik pamačiau, bet rudens sesiją nepataikiau, tai pavasarį tai jau spirgėjau labai, tik tais pamačiau datą, kad yra iš karto vadovam, kad noriu, tai labai džiaugiuosi, labai gerai. Viskas buvo per praktinius pavyzdžius ir tai, kas buvo, kad skaitant ir kitų šalių literatūrą, ne visada tai tinka Lietuvai, bet viskas buvo per mūsų šalies problematiką, per tai, kas, per tokį pritaikomumą iš tikrųjų, kas, tikrai aš išsinešu tokį vertingą įrankių bagažą, kurį toliau, kaip koks gydytojas taiko instrumentus savo darbe, tai aš galėsiu taikyti išsinešamus pavyzdžius, galėsiu taikyti savo darbe. Tai turbūt tas, kur mažiausiai buvau kada gyvenime prisilietus, tai kur buvo Du Architect, mes fabrike nebuvom, tai tiek erdvės konversija, tai man yra visiškai tave sužavėjusi vieta ir kartočiau ir gilinčiaus. Šiaip man labai patiko, kad kiekvieną kartą vis skirtingose erdvėse ir būtent architektūrinėse, tokiose įdomiose erdvėse, tai tas labai kiekvieną kartą, kai prieš akademijos paskaitas visada laukdavau, kada tas emailas, tai kur bus. Tai kaip įdomu, tai kas čia, ką mes ten veiksim, tai man ko gero skirtingos erdvės labiausiai patiko. Prieš tai aš iš savo kolegų girdėjau, kad tikrai labai verta, dėl to pati norėjau išbandyti ir dabar išbandžiusi tikrai grįžusi į biurą ir bendraujant iš kitų biurų su kitais pažįstamais, kurie dirbant tas srity, tikrai 110% rekomendacijų, tikrai verta. Ir aš manau, kad netgi pradedantiesiems dirbti NT srity specialistams, tai netgi būtina.